Šiandien Evangelija mūsų klausia, ar tu eini, kur Jėzus ėjo, ar darai tai, į ką jis tave kviečia. Eikite į visą pasaulį, šie žodžiai yra labai nepatogus, bet jie skamba Evangelijoje. Eiti reiškia išeiti iš to, kas saugu, išeiti iš savo minčių, įpročių bei baimių. Ir Dievas šiai misijai kviečia netobulus žmonės, bet tuos, kurie pasiryžta žengti žingsnį, kviečia tave, kviečia mane. O kai ryžtėsi eiti, prisimink, kad tu šioj kelionėje nesi vienas. Nepasitikėk tik savo jėgomis. Kai kelionėje jautiesi silpnas, kai klysti, kai nežinai, ką daryti, prašyk, kad Dievas tave vestų, sustiprintų, nukreiptų. Jisgi eina kartu su tavimi, nepalieka tavęs vieno. Evangelijoje vyrauja dar vienas sakinys, nemažiau svarbus. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgers mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Ir čia mes galvojame, vau, efektas, kokie stebuklai, turėsiu antgamtinių galių. Bet čia nėra kažkokie tolimi stebuklai. Jie jau vyksta tavo gyvenime, nes Tėvas yra tavo gyvenime. Tu nesi valdomas pykčio dvasios, įsivaizduok. Tu gebi kalbėti ten, kur anksčiau tylėjai. Tu nepasiduodi blogiui, kuris nori tave užnuodyti. Tu tampi žmogumi, kuris gydo bent vieną širdį šalia esančią. Štai ką reiškia šitie žodžiai. Paklausk šiandien savęs, jei šiandien niekas neišgirstų mano žodžių. Ar iš mano gyvenimo būtų aišku, kad esu tikintis, kad nešu Evangeliją į visą pasaulį. Palaimintos tau dienos ir gero apmąstymo.